Salmo. Žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Kągi, poledinės žūklės sezonas tęsiasi pavasarėje ir daugelis meškeriotojų vis dar praleidžia laiką ant pačių vairiausių Lietuvos vandens telkinių ledo. Šiandien mūsų laidos idėja tokia, kad bandysime žvejoti baltą žuvį. Vis dėlto pavasarėjant daugelis meškeriotojų visoje Lietuvoje ten įvairiausių ežerų, tvenkinių, stovinčių daugiau vandens telkinių ledo ir gaudo pradedančius kibti karšius, plakius kuojas. Ir iš tikrųjų šiemet daug gaudėme ešerių, gaudėme tų pačių kuojų srovėse, tačiau dabar galvojame metas parodyti apie jų ir apie visą tai, kas dedasi ant stovinčio vandens telkinio. O baltoji žuvis, kaip jau supratote, neplėšri, dėl to ją šiandien jaukinsime. Kaip ir kiekviena žvejyba, taip ir vadinamosios baltos žuvis kuojų žūklė prasideda nuo ekečių gręžimo. Šiandien tų ekečių gręšime nemažai, tikrųjų ne tiek daug kaip žvejodami ešerius, jas gręšime ir jaukinsime. Bandysime telkinėje pasirinkti apie 5-4 vietas, po 2 eketės ten versime jaukus ir žiūrėsime, kur žuvis sujudės. Tikrai negali žinoti, kokioje vietoje nepažįstamame vandens telkinėje gyvena žuvis ir kur jos mėgsta matytis. Šiandien gabinsime jaukus ir bandysime jaukinti eketės, ruošime ne vieną žūklės tašką, žinoma, šioje mūsų laidoje, bet pats įdomumas tai, kad šiek tiek jaučiasi pavasaris, nes ir daugelį Lietuvos vietų jau atlydžiai, daugelis jau gaudyti karšius kuojas, kurios yra praktiškai pavasario šaukliai stovinčiam vandens telkinyje. Jauko gamyboje kažkas tai panašaus į pavasarį, į atvirą vandens žūklės sezoną, nors žinoma, dar turėsime ledo pakankamai ilgai ir visada perspėjome, kaip visada mūsų laidose, būkite protingi lipdami ant ledo. Nelipkite po vieną, galvokite, kur lipate, būkite bičiulių kompanijai ir tada būkite saugus. Šiandien labai nesigilinsime apie tai, kokius naudojame jaukus. Žinoma, žieminius, žinoma, tamsius, žinoma, bekvapius. Turbūt pagrindinės taisyklės, į kurias reikėtų atsakyti. Ir žinoma, pakankamai daug uodo truklio lervų. Anksčiau mes bijodavome, kad žuvimą perjaukinti, tačiau po daugelį metų eksperimentų supratome, kad tikrai žuvies neperjaukinsite. Į vieną eketę, neleisdami 1-2 tokio dydžio šėryklas, jūs tik subursite žuvį. Tiesiog žuvies reikalas kadai pasirodys jūsų eketėse. Gali tai trukti po pusvalandžio, po valandos, gali tai trukti ir po 3 valandų. Dėl to, kaip jau sakiau, einame per eketės ir jaukiname skirtingose žūklės vietose, tam, kad rastumėme patį žuvį ir žuviai būtų lengviau rasti mūsų jaukus. Lengviau tai daryti tada, kai žinai vandens telkinį ir, yra vadinamosios kintos vietos, kur žvejoja vieni meškeriotojai, kur susirenka daug žvejų, kurie žino savo jaukinamas eketės ir vietas. 8 žūklės vietos padarytos, iš tikrųjų žvejojant baltą žuvį būtent taip reikia daryti, reikia jaukinti, pakankamai plačiai, nes iš tikrųjų jūs niekada nežinosite, kur, kada ir kodėl gali pasirodyti žuvis. Ypatingai, jeigu žvejojate nežinomose vandens telkiniuose. Dėl to, žvejodami karšius, kuojas, meškeriotojai taip ir daro. Išmėto savo eketės pakankamai plačiai, nebūtinai 2 km ruožė, nes to rasti jų neįmanoma. Bet kaip matėte, mes šiandien jaukinome pakankamai plačiai. Padarėm 8 taškus, nes tikrai nežinom, kur gali sujudėti žuvis. Dar vienas patarimas, jeigu pūsta, jeigu sninga, kas dažniausiai būna pavasariop, tai pažymėti eketės vėliavėlėmis. Paprasčiausiai pamet paprastą stripuką arba raudonos izoliacinės juostos gabaliuką ir pažymėte tiesiog eketės. Tada jums aiškiau bus, neužpustys jūsų ekečių, arba jeigu užpustys, jūs žinosite tas vietas, kur yra jaukinta. Kągi jaukai vietose, žuvis. Nežinome, kaip šiandien reaguos į mūsų apmąstymus, tuo labiau, kad netaip dažnai filmuojame karšius, plakius, kuojas stovinčiame vandens telkinyje, bet tikimės, kad šiandien viskas bus tvarkoje. Dabar dėlę pailsėsime, kol jaukai sudirbs, ruošime meškerės, kurios vėlgi visiškai kitokias nei žvejojame ešerius.
paruošta. Dabar viskas priklauso nuo tos vadinamosios baltos žuvies, kuri dažnai būna tokia trenkta, kad mums meškeriotojams būna sunku su ją susitarti. Dėl to, kaip jau supratote, tų taškų pasidarėm daug. Bet, kaip jisai sako dabar, sėdi, sėdėk ir lauk. Viskas atplauks arba neatplauks. Jeigu teisingai yra parinktas jaukos, jeigu teisingos meškerės, avižėlės, žuvis, patikėkite manim, bičiuliai, kad atplaukia ir šiek tiek informacijos apie vandens telkinį, šiek tiek informacijos apie ten gyvenančią žuvį. Geras žieminis jaukas, tamsus, būtinai tamsus, avižėlės, valai ir uodo trūklio lervų daug jaukia, visą tai leidžia pagauti štai tokia žuvis. Daugelis tokia žuvis gaudo tik tai Mingės kaime, kai jau masiškas kibimas, na, o ten, kur žuvies nėra, tikrai nėra tokios didelės, reikia mąstyti, kaip ją pagauti. Kaip pagauti, na, kaip supratote, vis dėlto labai daug kas priklauso nuo jaukų ir nuo teisingai pasirinktų taškų. Ką reiškia teisingai pasirinkti taškai? Jeigu žinote vandens telkinį ten, kur perkritimai, kur gilius skardžiai, kur gilėja staigiai vandens dugnas, telkinio ten ir reikėtų jaukinti. Kaip jau sakiau, ten, kur vandens telkinių jūs nežinote, gali būti pats įvairiausias Lietuvos ežeras, tvenkinys, užtvanka. Geriau orientuotis vietinius meškeriotojus. Dar vienas variantas, kaip orientuotis, tai yra labai paprasta žiūrėti į senas buvusias eketes. Ten visada pamatysite ir jauko likučių, ir uodo trūklio lervų likučių, ir būtent tose vietose taip pat dažnai gyvena tos žuvis. Na, tiksliau nedažnai gyvena, bet jos jau pripratusios, jos jau prijaukintos. Galbūt dėl to ir nereikia tada super daug tų vadinamųjų, na, ir jaukų, ir vietų pasidarimo, bet iš principo mes už tai, kad daugiau gręžti, daugiau paruošti žuvį apetitingų vietų, daugiau pajaukinti, kaip jau supratote, 6, 7, 8 taškai, ten, kur daug jauko, ir jūs galite per tuos taškus žygiuoti drąsiai. Vienoje vietoje pagauti vieną kitą žuvį, jeigu jūs įsibaidė, žygiuojate kitą, vėlgi kitoje vietoje pagauti vieną kitą žuvį ir vėl žygiuojate. Ir taip ratu. Šiandien kol kas mums sekasi, jauka žuvis sureagavo pakankamai greitai, praėjo 20 minučių, ramybės ir žuvis atplaukė. Kągi mes jom šiandien siūlome? Na, didesniai kuojai, didesniam karšiui mes visada siūlome pakankamai daug uodo trūklio lervų, visą puokštę, apie 8-10 lervų ir viena mano mėgstamiausia avižėlių juoda. Apie ją mes papasakosime kiek vėliau, kalbėdami apie žūklės įrankius, tačiau nekartą pastebėjau, kad žvejojant vadinamąją baltąją žuvį, ar plakius, ar karšius, ar kojas, juodos spalvos avižėlė tinka idealiausiai praktiškai visose vandens telkiniuose. Na, žinoma, reikia bandyti. Yra tų specifinių vandens telkinių, kur kimba tik ant sidabrinių, bet tai manau, kad daugiau meškeriotojo pačio įsitikinimas ir mąstymai apie tai, kad va, turiu avižėlę sidabrinę ir jos ir kimba. Nepabandęs ant juodos, negali pasakyti. Na, o šiandien mums žuvis kimba. Yra ant juodų, yra nedidelių sidabrinių taškelių. Bet vėlgi pastebėjome, kad pakankamai didelė juoda aviža ima kur kas stambesnė ir solidesnė žuvis, o sidabrinė ima mažesnės. Kažkokia tai filosofija ir kažkokie sprendimai turėtų būti kiekvieno meškeriotojo galvoje. Kam gaudyti mažą žuvį, jeigu gali gaudyti šiek tiek didesnę, ir visa tai priklauso tik nuo avižos spalvos. Darome pertrauką ir norime šiek tiek pranešti apie žūklės įrankius. Kaip matėte, pirsios žuvis pagauta, tiesiog vėl bijau, kad mus pūga. Vėlgi orų kokia tai kaita, gali būti, kad karščio ir nematysime, bet svarbiausia, kad gaudome vadinamąją baltąją žuvį, kam pasiruošim, tą ir gaudome. Tai yra svarbiausia. Kuom skiriasi žūklės įrankiai? Atrodo ta pati balalaika. Viskas tas pats, bet kaip matėte, žvejybos stilius visai kitoks nei šerių. Šerių gręžį ieškai, lakstai dirbi, labai greitas pinimas, o žvejojant kuojas, netgi stovinti meškerėlė, vienas kitas pakelimas, palingavimas argeliu ir dažniausiai būna kibimas. Taip kad atkreipkite dėmesį, jeigu ešerius mes gaudome štai tokiais sargeliais vėliniais, kad jie, na, labai gerai išpurtytų avižėlę, kad tas purtimas būtų aktyvus toksai. Ir tada sunervinė ešerį. Tai jau kuojam, kaip matėte, naudojam štai tokius lapsaninius sargelius, pakankamai ilgus. Anksčiau gaudinome ir ešerius jais, bet daug trumpesniais, pakankamai ilgus, kad ta amplitudė virpinimo būtų lėta. Nors kartais būna taip, kad vėlgi kuoją reikia virpinti pakankamai dažnai, pakankamai jautriai, bet dažniausiai būna tada, kai kuoja būna labai neaktyvi, kas nėra daug, nesureagavo į jaukos ir tada
purtome. Pabandysim šiandien papurtyti, parodysim, kaip tai yra daroma, bet štai taip vadinama tos stovinčios, atrodo meškerėlės, ilgi sargeliai, kad matytumėte pakelimą. Na, jeigu kalbėti apie avižėlės, tai šiandien naudojame labai daug avižų ir didžiausia žuvis užkyba masalai naudojant juodą avižėlę. Ne veltui daugelis karšininkų, daugelis kuojų meškeriotojų, taip pat mūsų konsultantai iš Latvijos rekomenduoja būtent naudoti juodas arba tamsiai žalias avižėlės, gaudant baltą žuvį, tai yra karšius ir kuos. Na, o aš vis dėlto mėgstu pasiruošti įvairių variantų, nes kartais būna, kad suveikia štai tokia sidabrinė, balta, matinė avižėlė. Kartais būna, kad sudirba visai maža avižė, štai tokia, na, vadinamoji nupjauta avižėlė ir varios spalvos. Taip, kad žvejojant baltą žuvį reikia pasiruošti pakankamai didelį arsenalą. Jeigu kalbėti apie valus, visą laiką naudojam fluorokarbono valus, tai nieko bendro su monofilamentu ir iš tikrųjų pastebėjau, kad, na, jie, kaip jau skelbia ir gamintojai, kaip skelbia, dėkoja tie, kurie juos gamina, kad jie yra po vandeniu nematomi. Iš tikrųjų, galiu pasakyti tiek, visai nejaučiau skirtumą, ar žvėjau 1200 mm valų, ar 1/10, ar netgi 800 mm valų. Visiškai jokio skirtumo. Tai iš tikrųjų matytas fluorokarbonas ir yra ta medžiaga, kuri vandenyje, žvejojant iš po ledo ir ne tik iš po ledo, žvejojant ir muselinę meškerę, pavadėlį, žvejojant ir kitom meškerėm, iš tikrųjų yra pakankamai nematomas, kas mane labai džiugina ir atkreipkite dėmesį. Ne visur ant tokių valų būna užrašyta fluorokarbon ir tai jau aišku, kad iš tikrųjų valas, dar patinka, kad jis nieko nemeluoja. Jeigu jisai parašyta 1/10 metro, jis yra 1/10 mm. Jeigu parašyta, kad jisai laiko kilogramą, o ne vėjus kažkokius kitų firmų, na, tų kinietiškų firmų gamintojai, kur užrašo, kad 1/10 laiko 1,5 kilogramo. Nesu sutikęs tokio valo arba nesu ištraukęs tokių žuvų. Ir žinoma, reikia žiūrėti, kad būtų rimtas valo gamintojas, tada jam bus viskas ramu. Kągi, tiek trumpai, o dabar bandysime padirbti. Vėlgi paieškosime baltos žuvies, bet jau dabar pabandysime pakratyti, nes stovintis tas žvejyba stovinti tokia nuobodoga, iš tikrųjų, kapštai nosį ir laukia, kol tas sargelis pakils. Taip logikos yra, jeigu jums nusibodo arba ne tik nusibodo sėdėti, jeigu kibimas nusibosti negali, bet kibimai dažniausiai susilpnėja. Viena kita žuvis ištraukta ir liktai ramybė. Tada verta paimti meškerėlį ir žygiuoti vėl per savo eketės, per tas jaukintas eketės, galbūt sumažinti šiek tiek avižėlę, galbūt pakeisti jo spalvą, uždėti šiek tiek mažiau uodo truklio lervų ir bandyti gaudyti jau meškerėlę judinant. Taip. Jeigu kojos tampa neaktyvios, jeigu jos nereaguoja į jaukus, jeigu išgaudėte iš eketės didžiausius egzempliorius, kartais būna taip, kad lengvas, švelnus avižėlės judinimas gali atnešti išties puikių rezultatų. Dėl to apie tai taip pat reikia galvoti. Negali būti žvejys, na, nemąstantis. Sėdėti vienoje vietoje, krapštyti nosį ir sakyti, ne, šiandien nekimba, dėl to sėdėsiu ir toliau nieko neveiks. O štai taip, tose vietose, kur nekibo, na, žuvis žinoma mažesnės, bet kimba. Ir jų iš tikrųjų yra. Tiesiog jos nori judančios avižėlės, lengvo virpinimo, supaninto valo ir kibimai tęsiasi toliau. Kamgi sėdėti ir laukti stebuklą, jeigu jo nėra. Stebuklą mes darome patys. O kokį stebuklą? Tiesiog geležies gabaliuką, tą vadinamą avižėlę, priverčiame šokti, dainuoti ir atrodyti tokiu gyvu ir viliojančiu masalu, kad žuvis negali atsilaikyti. Taip, poledinės žuklės idėja yra tokia – įpūsti gyvybę mažam geležies ar volframo gabaliukai ir tada, kai tą gyvybę įpučiate, jums žuvis parodo save, papasakoja apie save ir jūs turite begalinį malonumą ją žvejodamas. Pavargote, užteko jums patampyti, kągi, vėl galite pakeisti eketės ir ramiai pasėdėti. Galbūt kitoje vietoje didesnė žuvis vėlgi susirinkusios ir nori stovinčio masalo, o taip dažniausiai ir būna. Kuo žvejyba gal ir yra įdomi? Na, tikrai ristas taip nepasakytų, bet jau pasitaiko štai tokie egzemplioriai, viena kita rimtesnė žuvis, gal žvejoti ir įdomu. Galbūt. Galbūt ir įdomu, žiemos pabaigoje šiek tiek nurimti, užmiršti gręžiamas ešeriam eketės ir pasėdėti ramybėje. Pagaudyti štai tokios, na, pakankamai stiprios žuvis. Kojas, patikėkite manimi, nėra super nestiprios. Jų kratymasis, bandymas nurauti avižėlę visada būna įdomus kiekvienam meškeriotojui. Galbūt plakis ar nedidelis karšiokas yra kur kas silpnesnis. Štai tokia mūsų galva ir mūsų mąstymas apie kojų žūklę. Ją galite tęsti, jeigu norite, ir pasiekti savo rekordinį kibirą, pilapau kibirą kojų. Bet ar reikia meškeriotojų? Elna.
Gal kai kam reikia, o gal kai tiesiog ramu, pasėdėti, pažvėti ir pabaigti žūklę. Na, dienai nesibaigus. Tam, kad galėtum drąsiai pasakyti, pagavau, pajaučiau malonumą ir to užtenka. Ir prasidėjus pūgai, ta žvejyba nebetampa tokia įdomi ir maloni. Orai, kai keičiasi, daugelis meškeriotojų žino, kad žuvis tampa nebe tokios aktyvios, nors jei ta pūga būna visą dieną arba 2 arba 3, galbūt viskas tvarkoje, kimba ir tie karšiokai, kimba ir tos kuojos. Bet vidury dienos besikeičiantis oras, įsibėgėjęs iki 13 metrų per sekundę vėjas, mums tiesiog pasako, metas pabaigti žūklę. Metas pabaigti ir tiesiog atsiminti kuojų žūklę stovinčiame vandenyje. Dabar tai tiem, kurie nori daug kibimų, iš tikrųjų pats metas bandyti ir pats metas galvoti apie baltos žuvies žvejybą. Tokia tai šiandien buvo mūsų žvejyba. Na, galiu pasakyti, kad užpuolusi pūga mes ir sprendžiame nutraukti tą žūklę, jo labiau, kad tie, kurie gaudo ešerius, žino, ant kiek yra malonu gaudyti ešerius, lakstai, grėži, dirbi, ieškai, randi vieną kitą didelį. Ant tiek tas kojas gaudyti atsisėdus. Nors iš tikrųjų, meškeriotojai, ypatingai vyresnio amžiaus, ypatingai tie, kurie mėgsta gaudyti kojas, karšius, praleidžia visą dieną sėdėdami prie eketės, ant to pačio savo ežero ledo. Ir va, būtent štokią žūklę mes parodėme tiem, kurie daug vaikščioti, daug gręžti, o tiesiog mėgsta sėslę žūklę. Bandykite taip, kaip mes jau kinkite, keiskite vežėlių spalvas ir nebijoju, kad pagausite ne tik stambių kojų, bet ir karšių. Tuo labiau, kad dabar vasario pabaiga, kovas, jeigu leis ledas, iš tikrųjų tos baltos žuvis bus kur kas aktyvesnės nei žiemos viduryje arba žiemos pradžioje. Dabar metas ekspertams. Ekspertai! Prisigaudę kojų, ekspertai atrieda, atidunda. Šiandien ekspertas būsiu aš. Ir ką? Ir nieko. Ir šiandien kalbėsime apie visus labai dominančią temą apatinius drabužius ir ne tik apatinius drabužius, bet apie tai, kas yra polartiekas. Teko skaityti daug diskusijų internetinėse puslapiuose, kalbėtis meškeriotojais ir daugelis ypatingą dėmesį dabar pradeda skirti apatiniam drabužiam, nors tai reikėjo daryti labai seniai. Bet kaipgi įsirinkti teisingą apatinį drabužį ir ypatingai daugelio meškeriotojų kyla problemas dėl to vadinamojo apatinio flyso, tai yra minkštos medžiagos, minkštos dalies, kuri būna ant jūsų kūno ir kuri išgarina visą prakaitą, visą drėgmę. Tai yra labai svarbu einant toli, žvejojant Kuršių mariose, netgi paprastai žvejojant. Taip pat tai yra svarbu, kad viduje nesuprakaituotumėte, kad nebūtumėte šlapi, nes po to atsisėdę paprasčiausiai atšalate ir prasideda ligos, spjaudimais ant blogų kombinzonų, nors kombinzonas visai ne prie ko. Prie to visą tai, kas yra uždėta ant jūsų. Taigi polartekas. Iš tikrųjų daug tų medžiagų tenka matyti žūklės parduotuvėse, ne tik žūklės parduotuvėse, bet kokiose parduotuvėse. Štai toksai minkštas audinukas, jisai vadinamas flysas ir visi sako, va, šitą užsidėjau, nusipirkau ir viskas tvarkoja. Kodėl mes norime papasakoti šiek tiek apie polarteką? Dėl to, kad tai yra medžiaga, kurios dar nemoka padaryti kiniečiai, kas yra svarbiausiai. Nedaro dar pas save tenai, gamyklose. Tai yra labai svarbu. Medžiaga yra ilgametė. Jeigu nešiojate ją 4-5 metus, jai nieko neatsitinka. Žinoma, karts nuo karto reikia įskalbti specialiom priemonėm, reikia pasiskaityti instrukcijas, būtinai nedžiovinti skalbimo mašinai. Ji nepraranda savo savybių ir kas įdomiausia, 5, 4, 6 metai jūs neturite jokių problemų. Nusipirkote daiktą ir turite. Žvejot jisai tinka bet kur. Ir rudeniniai žūkliai, ir braidinimui, museliniai, ir spiningavimui. Ten, kur jūs judate, ten, kur nenorite sušalt, nenorite, kad pas jūs viduje kauptųsi prakaitas, žiūrėkite apie tokius drabužėlius. Ką dar galima pasakyti? Gaminame jie berods labai ekologiškų medžiagų, atrodo tų plastikinių butelių, nors tiksliai negaliu pasakyti, bet medžiaga būtent, kuri turi savo paslaptį. Ir jeigu ieškosite, žiūrėkite, kas yra tas polartekas. Pavyzdžiui, apatiniai drabužiai, kombinzonas, kur labai patogus, užsidedate, niekas nesmukčioja. Kaip jau supratote, galite naudoti žiemą, rudenį, pavasarį, tada, kai braidžiate upės, kai jums reikia šiek tiek šilumos. Kepurė, pavyzdžiui, vėlgi tas pats polartekas, bet kepurės variantas tai yra vėperis, tai yra neperpučiama vėja visiškai. Ko reikia iš kepurės ir nebijo vandens. Tai va, toks dar vienas variantas polarteko. Dar vienas variantas polarteko tai yra pirštinėlės.
ir muselininkų, ir poledinės žuklės žvejininkautojų. Pirštai nešąla, padengta specialia medžiaga, paima neperšlampa. Vėlgi yra viskas tvarkoj, vėlgi nebijo vėjo, vėlgi nedrieksta ir vėlgi šildo jūsų rankas. Iš principo nieko čia nenorime prireklamuoti pavadinimu, nes Polarteko paslaugom, kuris yra ženklas užpatentuotas, naudojasi begalę pasaulyje firmų, bet jos yra visos žinomas. Tai yra ir medžiotojų, ir žvejų, ir buriuotojų, tie, kurie sėdi jachtose. Praktiškai ant daug labai pavadinimų galite pamatyti šį ženklą. Ir galvokite apie tai, kad nesušaltumėte, kad jaustumėtės komfortabiliai. Bent jau šitas dalykas, kurį aš turiu, pats geriausias. Esu išbandęs begalę pačių vairiausių variantų, bet dabar šią žiemą jaučiuosi labai gerai. Nereikia jokių megztinių, esu lengvas, galiu judėti, neprakaituoju, grėžiu ir ieškau šerionio kojų. Tvarkoje, liktai viską įsiaiškiname ir jeigu turėsite noro, atkreipkite dėmesį į bet kokios firmas su šituo ženkliuku Polarteko ir jaustės, pats pabandysite, pažvėjosite ir jaustės visai kitaip. Sauliaus Jokožio didžiausia vakarų Lietuvoje spaustuvė šiemet pristato naujieną. Įsirinkite ir padarykite kalendorių pats savo. Asmeniniai kalendoriai kiekvienam su įspūdingiausiamis gyvenimo akimirkomis. Daugiau www.kalendoriai.lt. Dabar konkursas Pagavai paleisk. Kartu su Sauliaus Jokožio įmonė mes organizuojame puikų konkursą. Kaip matėte, praėjusioje laidoje nugalėtojai teko išties geras kombinzonas, skirtas pavasariniai, rudeniniai ir žieminiai žukliai. Ir toliau jūs siunčiate savo gautų ir paleistų laimikių nuotraukas. Tai gali būti įrašytas į mobilų telefoną, galite filmuoti kamerą, galite tiesiog padaryti eilę nuotraukų, kad mes matytumėme, kad jūs žuvį paleidote. Ir jūsų vėlgi lauks puikus Jokožio įsteigtas prizas, tai yra albumas Lietuvoje pagautas ir paleistos žuvis, į kurį jūs papulsite ir kuris bus daugelį Lietuvos vietų, galėsite tiesiog padovanoti savo bičiuliam, draugam ir pats įsitikinsite, kad paleista žuvis kur malonesnė negu iškepta ir suvalgyta. O taip mes norime išsaugoti mūsų vadinamosius gigatus Lietuvoje gyvenančius, lai jie gyvena, lai jie neršia, išsaugokime kartu reproduktorius. Ir žinoma, mėnesio pabaigoje, kaip visada, galingas firmos Salmo prizas. Taigi, konkursas. Danas Jacevičius sugavo 17 kg ir 200 g karpių. Karpis gyvena, tai yra smagu. Kęstutis Zabulis 19 kg ir 200 g karpių. Karpis gyvena mūsų vandenyse, tai yra smagiausia. Tadas Tonys 20 kg ir 100 g karpius, kuris taip pat plaukioja išdėję mūsų vandenyse. Kiršai, kuris sugavo Rimas Dirsė iš Vilniaus, pagauti ir paleisti iš tikrųjų įspūdingos žuvės, svėrusios, nežinau kiek, nes muselininkai jas matuoja 30-40 cm laimikiai. Išties gražu, kad Lietuvoje žuvis meškeriotojai gaudo ir paleidžia, ką rekomenduojame daryti visiems. Tokia mūsų laida apie baltos žuvies kojos, tokios žuvies kojos, ir visų kitų. Galima, kaip supratote, žvejyba pakankamai paprasta, kultūringa, reikia jaukinti, reikia galvoti, kaip pagauti žuvį. Jeigu atvirai, tai šiais sunkiais laikais ir vėžys žuvis, ar ne? Bet kas nemėgstas džiovintos žuvies, kaip antai kojos, tai, ką žinau, labai gera porcija, stintom ir plekšniam. Laipulų šaldytuve ir subrės šiek tiek. Linkiu visiems puikiai praleisti laiką ant ledo, būkite saugus, galvokite apie tai, kur lipate, kaip lipate, vis dėlto žiema į pabaigą. Atsiranda daug properšų, skylių, ekečių ir viso kito, taip kad mąstykite, turėkite galvą ant pečių ir nelėkite vienas ant ledo. Geriau su draugų bičiulių kompanija, geriau su virve dėžėje, geriau su ragutėmis, geriau su pagalba. Viskas. Šiandien tikrai tiek, nei žvyno, nei uodegos. Susitiksim prieš savaitės ant ledo.